Visiems labas vakaras. Kol kas mūsų negausu, tačiau tikėsime, kad kažkas tai prisijungs. Norėčiau, kad parašytumėt pliusiukus, ar mane gerai girdite ir ar matote. Ačiū, Danutė. Dabar aš žiūriu, Danutė. Čia mano Danutė? Data mineris 1. Nu, žinai, ką, Danutė, sveikinu, aišku, aš tave, bet kad aš sužinau tokią naujieną per webinarą, kad mano pirmos linijos partnerė tapo data mineriu, taigi aš pirma turėjau sužinoti ir džiaugtis ir visiems varpai skambinti. Nu? Oi. Nu, Danutėlė, mes su tavim... Mes su tavim turim šnekėtis po webinaro, statysiu aš tave į kampą. Na, nu tikrai jau, Danutėlė. Mačiau, kad komandoje pagausėjo žmonių, bet neatkreipiau dėmesio. Šiandieną pasižiūrėdama į kabinetą, kad mano Danutė data mineris, sveikinu, Danutėlė, iš tikrųjų labai smagu, bet nežino komandos, kaip aš suprantu, čatas. Danutė, Lukoševičienė tavo pavardė? Parašyk, Danutė, pavardę, tiksliai, aš siunčiu į čatą Leliai. Lukoševičienė. Aš labai visų atsiprašau. Nu, turiu tokią naujieną pranešti pasauliui. Kantriai palaukit dabar. Tai kągi, sveiki su naujom žiniom, kurios mane vakarė nustebino. Ačiū labai, kas atėjo. Dabar norėčiau pradžiai, matau Audronę ir matau Stasę. Norėčiau, kad abidvi parašytų, ar jos jau yra partnerės, ar jos atėjo kaip svečiai. Audronė tai tikriausiai ta pati, tai mūsų partnerė. Audronė DSS. Danutė, supratau, kodėl Audronė nerašo savo titulo, Danutė reikia dar pamokyti savo pirmokus, tu jau žinai, o Stasė? Stasė, kas jūsų sponsorius, jeigu jūs esate jau partnerė? Stasė, ko tai nerašo, jin pati pirmoji šiandieną buvo, mokiau, nekreipė dėmesio. Stasės palauksim, kol parašys. Na, ačiū tiem, kas atėjo ir iš tikrųjų apstu titulų, biznio titulų mūsų webinare, manau, dar prisijung žmonių. Tačiau noriu pasakyti, kad ir Ramutė šiandieną su savo komanda nedalyvaus webinare, Dzūkijoje Ūžesys, ten kepami data mineriai, visi susirinkę dirba prie kompiuterio, nes iš tikrųjų balandis eina į pabaigą ir kažkaip tai, žinot, žmogus toks padaras. Paskutinę minutę susitokėja, kad jam reikia, viskas tvarkoja, Audronė, nereikia atsiprašinėti, čia yra smagu. Жду его телефон для чата, фото на mail, браво, дорогая. Ну что, Danutė, bravo, дорогая, Леля tau sako. Man po webinaro reikės atsiųsti, kad tu atsiųstum savo nuotrauką man, nes bus padarytas baneris ir visiems 15,5 tūkstančio partnerių išsiųstas tavo baneris kaip data minerio 1 su pasveikinimais nuo prezidento. Ir tikiuosi šį šeštadienį galbūt ir bus galimybė
pasilabinti su prezidentu, turėtų būti suteiktas tau žodis, kad tu pasisakytum, kaip tu pasiekiai šito titulo, kokį turi jausmą ir kokias turi viltis. Tai mes su tavimi apie tai pasišnekėsim. Reikės nusiųsti tavo telefoną, tave prijungs prie bendro data minerių chato, kur eina visa informacija telefone, WhatsApp'e, reikės numerį pasidaryti WhatsApp'e. Žodžiu, viską pasimokysim. Taip, kad nematau dar Stasės, kas pas mus yra Stasė partnerė ar svečias. Na ir noriu šnekėti apie tą paskutinę minutę. Mes kažkaip tai gyvenime pripratę daryti greitus sprendimus dėl to, kad mums trūksta valios labai daug sričių. Perkame labai neapgalvotai, vartojame visko per daug. Žinote, kad pasaulis dabar pasiekęs vartojimo apogėjų ir iš tikrųjų jau įsijungia mygtukas SOS žemės, kad reikia mažinti vartojimą, nes kenkiam patys savo. Nu, va, Danutė, tave jau pasveikino. Šaunuolė. Tai tas vartojimas mūsų yra tokiu, žinot, pagrįstas pasauliniu nuovargiu, nes žmonės yra labai nuvargę, neturi valios ir jie labai greitai perka net ir tuos daiktus, kurių galbūt jiem nereikia. Tai yra toks noras patenkinti save, nes tų malonumų gyvenime trūksta dėl to, kad esam visi iš tikrųjų nustatyta, pasaulis yra žiauriai pervargęs žmonija, taip? Bet mes tokie nuvargę esam naudingi. Naudingi labai daugam, kad mes darom neapgalvotus sprendimus. Tačiau šitoje vietoje, apie ką mes dabar šnekam, apie savo biznį, mes kažkodėl tai nepriimam greito sprendimo ir nepasukam savo minčių, kaip mums tą padaryti. Žiūrėkit, mes labai daug kur atsakom į klausimą, kada mums kas nors siūlo, mes atsakome, aš dabar negaliu, aš neturiu pinigų, aš neturiu, bet mes niekada nepasakome, ką aš turiu padaryti, kad aš turėčiau pinigų ir pasiekčiau tai. Gi paprastai paskui praeina laikas ir dėl kažko tai reikia gailėti. Mums buvo pasiūlytas įsilieti į labai naują biznį, know-how, kaip aš sakiau, idėja nauja, tai jau signalizuoja apie tai, kad šitas biznis bus labai patrauklus. Tuo labiau, per kelis webinarus buvo aiškinta, keliom kalbom, buvo aiškinta apie tai, kad ruošiama dovanos tiem, kas iki kovo pabaigos taps data mineriam. Buvo pagamintas įrankis DMS paketas, aš suprantu, kad jisai yra santykinai brangus, 240 eurų, grįžta 120, reiškia investicija yra į savo verslą 120 ir plus dar jūsų mokestis, taip? Tačiau komanda susibūrusių žmonių, atvedusi webinarą ir pabuvus su 6 žmonėm, kurie nori daryti savo biznį, ir kuriem pasakius, kad tavo biznis kainuos tik 40 eurų į mėnesį, na, tai iš tikrųjų, na, kažkaip tai pritrūksta jėgų ir pritrūksta to impulso. Suprantate? Dėl to, kad skaičiuojamos dienos. Prezidentas visiems aiškina apie naujienas. Balandžio pradžioje žada atvažiuoti ir papasakot naujas kryptis. Aš noriu jums pasakyti, kad biznio partneriam yra kuriama nauja platforma, kurioje dalyvaus tik tai biznio partneriai. Tai bus papildomas piniginis srautas ir skirtas tik tai verslo partneriam. Tiksliai žinių nežinome iki galo, tačiau mes sakėme, kad mūsų prezidentas 30 metų sukasi versle. Ir kaip suprantate, visose tinklinio marketingo sistemose yra top lyderiai, kurie pradeda verslą ir kurie patraukia savo komandas. Tai tie lyderiai, kaip ir bankininkai, kaip ir kažkokie tai gamybininkai, renkasi į tam tikrą asociaciją, jie bendrauja, jie dalinasi žiniom, nes mūsų prezidentas turi be galo, kaip čia pasakyti,
profesionalo vardą šioje srityje, 30 metų tinklinio marketinge. Žmogus milijonierius. Aišku, jo žodžiai įtakoja kitus milijonierius. Jie tarpusavį kontaktuoja ir dalinasi savo idėjom. Ir vienas iš jų, Fabrisas, sukuria va tokį verslą. Tu daryk, pardavinėk ir kremus, ir papildus, ir čiužinius, ir zepterį, ką nori, taip? Bet čia atiduok savo duomenis ir susijung komandą ir darysim biznis, nuomosim ir gausim tūkstančius. Ir visada laimi tie, kurie pirmieji. Mes visą laiką svajojom tapti kokio nors, nežinau, žymios kompanijos akcininkais, kada jin tik startuoja, taip? Žiūrėkite ten, nežinau, YouTube'as 2 metus sukosi ir kas laimėjo? Bitcoinas, pasižiūrėkit, žmogus sukūrė Bitcoiną, nieks jo netikėjo. Vienas studentas kažkoks tai darydamas savo darbą, nusipirko už kažkiek tai eurų Bitcoinų, kad kažkokį tai darbą parašyti. Vieną rytą jis atsikėlė milijonierius, kada Bitcoinas šoktelė. Ir negali sakyti, kad tai yra sėkmės dalykas. Jūs tą sėkmę visi turėjote rankose. Jūs visi jau intensyviai paskutinį mėnesį apie tai girdite. Galų gale, paeksperimentuoti. Jum likęs yra mėnuo, sakykit, ir investuojat pinigus. Kitą mėnesį nemokėsit. Jeigu jau kas nors atsitiks ir bus jum, kaip sakoma, nesmagu. Šiandieną data mineriu tapo Eugenijos mama. Eugenijus iš Vokietijos, mūsų virš Danutės stovintis sponsoris. Ramutė yra pas jį pirmoje linijoje. Jo mama, patikėkit, ne už Ženės pinigus. Mama pastoviai klauso webinarų. Mama pastoviai dalyvauja diskusijos. Ir kada buvo pasakyta toks prezidento užmojas, kad visiems datamineriam, kurie taps kovo mėnesį, gaus dovanų, o ta dovana tai yra kažkokia tai komanda, kad ateis lyderis su visa komanda ir ten faktiškai didžioji dalis biznio yra pažengusi, jie supranta, kad reikia pirkti pastoviai kažkokį paketą ir jie lygiuojasi savo lyderį, kuris juos iki tol vedė teisingai, jie jo klausys. Ir kada gali ateiti netgi koks nors McDonald's, nebūtinai tinklinio marketingo komanda, tai gali būti pasiūlyta ir išplėsta McDonald's tinkle, kaip gera idėja apginti savo duomenis, o jeigu mes jau jos nuomojam, kaip ir likščiau iš mūsų viską atimdavo ir už tai gaudavo pinigus, tai dalį pinigų susigrąžinti. Kodėl neužsiregistruoti? Mes neapseiname, nors vieną kartą turi nutrūkti transliaciją. Jo, Audronė, ačiū. Parašykit ar dabar. Tai va, suprantat, kada tokios žinios pastoviai aplink mus sukasi, jos signalizuoja, kad kažkas tai turi būti. Turi būti kažkoks tai sėkmės sprogimas. Aš jau papasakosiu tokį žemišką dalyką. Aplinkui mus kažkokie tai veiksmai signalizuoja, ką mes turim daryti. Tik mes esam neišsivalę receptorių arba nekreipiame jos dėmesį. Aš jums papasakosiu iš tikrųjų žemišką dalyką, kaip aš savo vyro dovaną pamečiau. Jinai man nuo rankos krito 3 kartus apyrankė.
Labai solidi, labai brangi, graži ir tuo labiau, kad ten buvo įamžinta. Tai buvo mano 40-mečio proga padovanota vyro dovana. Ir man 3 kartus nukrito ir aš sėkmingai ją radau kabinete. Bet tai kažkodėl nebuvo man skambutis, kad Daina nusiimk tą apyrankę ir nunešk, gal reikia pataisyti ar dar kas nors. Ir aš ją pamečiau, nes aš tada skraidžiau kas 2 savaitės, buvo daug rūbų lėktuvuose, nusiėmė, apsivelkė. Į lėktuvą įlipau su apyrankė, Taline namo grįžau be apyrankės. Aišku, buvo šokas. Taip ir čia taip pat. Jums signalizuoja ir signalizuoja ir signalizuoja. Tik kažkodėl tai niekas nepriima veiksmų, ką reikia padaryti, kad ateityje finansiškai laisvai gyventi. Daug pavyzdžių. Yra milijonierius prezidentas. Yra idėja, nauja idėja. Sako apie dovanas. Sako, kaip jis įtakoja tinklinio marketingo lyderius, kurie atsives komandą. Noriu pasakyti, kad tos komandos jau yra, tik jos dar nesujungtos. Bendroj sumoj jos siekia 300 000 žmonių šiai dienai. Tai dabar pagalvokite, kiek žinau, mūsų data minerius pastatys viršui. Ir po mumis eis 300 000 žmonių komanda. Toliau mes savo data minerius statysime jau, kadangi kitam mūsų platformai bus binaras. Mes statysime savo data minerius vėliau po tais 300 000. Ar tinklininkai supranta, kas tai yra? Binare jum pinigus uždirba žmonės, kurie stovi po jūsų, nebūtinai tai jūsų partneriai. Jeigu mes biznio partnerius statysim vėliau, mes statysime jau po tom vietom, kurios užimtos. Dabar turim galimybę pastatyti viršui. Aš iš tikrųjų pasakau čia didelę paslaptį. Tai tų vietų skirta nedaug, jos yra laikomos mums, kada sujungs visą komandą į naują platformą. Tai kodėl nenorite surizikuoti? Aš suprantu, pinigų suma iš tikrųjų šiais laikais Lietuvoje yra didelė. Bet galima pagalvoti, galima sugudrauti, galima susisukti, suburti komandą. Na, blogiausiu atveju, ką pralošit, 120 eurų tapdami data mineriu, nes jums 120 grįž. Tai daugiau aš apie tai nešnekėsiu. Aš manau, kad kam reikėjo, tas išgirdo. Kas jau pasiekė šitus titulus, sveikinu. Tai iš tikrųjų yra šaunu. Ir manau, kad balandžio pradžioje mes sužinosim labai gerą idėją. Kaip sakoma, apyvarta ten yra fantastinė ir aš tiesiog net aš pati bijau šnekėti apie tokius pinigus. Perduokit tą idėją, pagalvokit, užmykit su ją ir atsikelkit su ją ir pagalvokite, ar neverta tai padaryti. Na kągi, kadangi nežinau, ar Stasė pas mus yra šiandieną kaip svečias, nes nežinau, ką daryti su prezentacija. Jeigu Stasė prezentaciją yra girdėjus, tai aš nelabai norėčiau šiandieną vėl eiti per prezentaciją, kadangi ta įtampa iki balandžio pradžios iš tikrųjų labai didėja, gražiaja prasme didėja. Taip, konkurentų, ta prasme ne konkurentų, o partnerių daugėja, visi dirba, net lyderiai neateina į webinarus. Tai norėčiau tiesiog šiandieną pašnekėti apie Data DMS paketą ir dar noriu pasakyti, kad vis dėlto, jeigu Stasė parašys, kad jin yra svečias arba negirdėjus prezentacijos, aš vis tiek paskui trumpai tą prezentaciją perbėgsiu. Tačiau jeigu Stasė nieko neparašys, tai tiesiog pakalbėsime apie biznį, kadangi vis tiek visi atėjo biznio partneriai. Noriu priminti dar tiem, kurie nėra data mineriai, kurie turi dar 7 dienas. Kompanija įsteigė DMS paketą. Kuo jis yra įdomus? Sponsorius sumoka iš karto 240 eurų.
be centų sakau. Taip? Ir jūsų komandoje esantis partneriai, kurie jau senai užsiregistravę, ir jeigu jie norėtų tapti data starteriais, jie turėtų mokėti jau 49,90. Dabar, norint tapti data starteriu ir būti jūsų DMS pakete, jie mokės tik tai 39,90. Tai viena nauda. Žmonės iš karto nepagalvoja, o dabar nori tapti biznio partneriais. Dar kartą pasakysiu, tapdami biznio partneriais, tik tada galit ir jūs nusipirkti tokį patį paketą ir staigiai pasidaryti data minerį. Ir papulti naują platformą, taip? Kokie dar yra privalumai? Pirmiausia, pinigus, kaip žinote, galima perduoti. Galima susitarti, kad tu sumokė, aš tau 2 kartus per mėnesį pervedu pinigus. Nėra griežtos atsakomybės, aišku, tik jūsų sponsoriui, nes jis mokės už šitą paketą. Kiekvieną mėnesį jam nuskaičiuos nuo kortelės. Tačiau, visko būna. Vieni daugiau gali, kiti mažiau. Tačiau galima susitarti, jau yra gera idėja. Taip? Nereikia, kiti neturi kreditinių kortelių. Jiem vėlgi yra paskatinimas, kadangi kabinete nusiperkant DMS paketą, kairėje pusėje yra galimybė atsidaryti, nusipirkti ir po vieną išlenda tokie langeliai, į kuriuos reikia parašyti savo partnerio, kuris bus vienas iš tų 6 ID numerį. Parašot vienas gavo data starterio poziciją, išlindo kitas langelis. Surašot kito partnerio ID numerį. Tokiu būdu užsipildot viską ir po kiekvieno karto, kaip užsipildo data starteris, jums grįžta pinigai į jūsų kabinetą. Po 20 eurų, taip? Kokia dar yra privilegija? Biznio partneriam visą laiką labai trūksta referalinių nuorodų. Kadangi jūs žinote, ateini nemokamai, gauni 3 referalinės nuorodas. Ateini, būdamas data starteriu ir mokėdamas kiekvieną mėnesį, mes gaunam 24 nuorodas. Perkant data starterį tokiu būdu, jūs kiekvieną mėnesį gausite 48 nuorodas. Patikėkite, mes dar turim įrankių ir Ženės mūsų pagalba, kadangi jis labai aukšto lygio yra kompiuteristas kartu su savo partneriais IT specialistais. Jie dalyvauja pasauliniuose forumuose, kur labai reklamuoja per internetą mūsų projektą. Ir yra galimybė pasipildyti savo komandą partneriais. Kol kas jie ateina pas jūs, aišku, už pinigėlius. Tai kainuoja, aš nežinau, kiek kainuoja. 14 partnerių gal kainuotų per tokį forumą apie 260 eurų, taip? Jie ateina jau užsipildę anketas, jūs gaunate partnerius, kurie turi savo duomenų vertę, reiškia, didėja jūsų komandos vertė. Iš pirmos linijos, būdami data starteriais, jūs galite pas suportą paklausti jų elektroninio pašto ir jūs gausite ir galite parašyti laišką ir tokiu būdu atgaivinti kažkokius tai santykius, o galbūt rasti taip pat biznio partnerį. Bet jeigu tie partneriai jum ir neatrašys, patikėkit, ateis laikas, kada jie parašys, nes jums paskui bus siunčiama informacija, pasižiūrėkit kabinetus savo. Ir kada jie pamatys, kad ten kaupėsi pinigai, patikėkite, labai daug kas pabūs iš letargo miego. Galų gale pradės skambėti internetas. Jie prisimins, kad irgi ten užsiregistravę. Aš tikrai turiu partnerių, kurie sakė, kad oi, aš kažkada tai ten vasaros pabaigoje užsiregistravau, neatsimenu, nieko nedarau, nežinau ką. Vat tokie irgi žinos, tokie irgi bus. Tai yra galimybė gauti kiekvieną mėnesį jau ne 24 referalinės nuorodas, o 48. O tas, kuris perka DMS paketą ir staigiai tampa data mineriu ir gali per kelias dienas pradėti gauti pajamas iš liberalinio to 75% pūlo, 10%, taip? Jisai gali tai padaryti, jisai gauna kiekvieną mėnesį mokėdamas 144 referalinės nuorodas. Mes galime jas pirkti savo kabinete.
Bet jūs paskaičiuokite, 4 nuorodos yra euros. Kiek čia eurų gaunate faktiškai dovanų kiekvieną mėnesį už tokias referalinės nuorodas? Jūs galite jas parduoti, bet aš manau, kad galite ir pasipildyti labai ženkliai savo komandą. Taip, kad jeigu atsiranda žmonės pas jūs komandoje kitą mėnesį, kurie atsisako būti data starteriu dėl kažkokių tai galbūt kvailų situacijų, jūs galite įrašyti kitą. Šitie data starteriai nepririšti, kad kiekvieną mėnesį mokėtų. Jų sąmoningumas turi jiem pasakyti, kad jie turi kiekvieną mėnesį mokėti. Nes lygiai taip pat jie dalyvauja kaip eilinis data starteris piniginių srautų paskirstime. Atsimenat, aš sakiau, pirmą mėnesį mokė, gauni 5% iš socialinio pūlo ir jis dalinasi ne visą masę atėjusių nemokamai, o tik tai data starteriai, kurie moka pirmą mėnesį. Antrą mėnesį 7,5, trečią 10, ketvirtą 12,5, penktą mėnesį 15% gauni iš socialinio pūlo. Pasidarai data minerį, pradedi gauti 10% iš liberalinio pūlo, kuriais dalinasi visi data mineriai vienas. Ir kadangi srautai nusimato labai dideli, patikėkite, ten bus neblogi uždarbiai kiekvieną savaitę. Aišku, reikia visur padirbėti. Mes nenorėkime gauti pinigus be investicijos ir be darbo, kuris išsiplečia laike. Visą laiką egzistuoja ta pati formulė. Mūsų sėkmė, mūsų tikslas tai yra rezultatas. Rezultatas susideda iš dviejų sudedamųjų dalių. Tai yra laikas ir pinigai. Laike veiksmas ir investicija. Be šita formulė kitaip negalioja. Investiciją mes šiai dienai turime labai mažą. Visuose tinklinio marketingo srityse aktyvumo mokestis iš tikrųjų yra ženkliai didelis. Jis kartais siekia ir 100 eurų. Antras dalykas, norint daryti biznį ant žemės, net ir tinklinio marketingo, reikia labai daug laiko. Labai daug laiko, kol biznis įsisiūbuoja. Šitas projektas, kadangi yra naujas ir jūs žinote, kad pirmoji banga yra labai stipri ir veržli, yra galimybė labai greitai gauti didelės pajamas. Nes tiesiog bus sensacija ir idėja ir visi jungsis. Noriu iš tikrųjų dar pasveikinti žmonės, kurie šiom dienom spėja ir iššoka į tą paskutinį traukinį. Ir noriu, kad jūs praneštumėt savo žmonėm, kad ateitų pas mus į webinarą ir dar kartą išklausytų mūsų prezentaciją. Noriu pasakyti, kad net iš tikrųjų labai pažengę mano pažįstami internete ateina su mielu noru į projektą, bet kada jiem patiem reikia aiškinti savo partneriam, kur jie yra, jie užstringa dėl to, kad nėra praktikos aiškinimo sistemoje, kaip paaiškinti šito projekto esmę. Nori, nenori, aš, Ramutė, kiti lyderiai jau daug kartų pasakojam tą patį ir tą patį. Mes esam nusizulinę liežuviu šitoj srity, gerąją prasme nusizulinę. Mes galime labai sklandžiai ir greitai žingsnis po žingsnio papasakoti apie projektą esmę. Todėl, kodėl jūs nesinaudojate mumis? Kodėl jūs nesinaudojate bendrais webinarais? Galų gale, matau ir Naurintą čionai, labai smagu tave matyti. Kodėl tavo partneriai nesijungia į webinarus? Aš jum tikrai visiems data mineriam nepasakosiu prezentacijos, dėl to, kad tai jums bus neįdomu. Tačiau atvedę mūsų partnerius, jūs patys kelis kartus klausydami prezentaciją, lengviau pradėsite manipuliuoti visom frazėm, kurios reikalingos paaiškinti projekto esmę. Nekalbėdami nesitreniruosite, negirdėdami neišmoksite, ką reikia sakyti ir kaip reikia išdėstyti, kad žmonės suprastų, kur mes čia visi esame ir į kokį tikslą mes kopiame.
Todėl labai iš tikrųjų smagu, kad mūsų tarpe yra žmonių, kurie spėja nors ir tą paskutinę minutę iššokti į mūsų data minerių kompaniją. Lauksime visi balandžio mėnesio. Ir su nekantrumu lauksime tos pirmos dienos, kada žinosime iš tikrųjų iki galo naujos platformos esmę. Labai bus apmaudu, jeigu tie, kas girdėjo, nepasinaudojo šitą idėją. Galų gale, aš visą laiką sakiau, ateikit pradžiai, nors į nemokamas vietas. Na, kas jum iš to atsitiks, jeigu jūs užsiregistruosite tik tai? Na, paskui antras žingsnis, kas bus jum, jeigu turite galimybę pabandyti išsukti tarptautinį didelį verslą. Mes visi apie tai svajojam ir visi bijom daryti žingsnį. Todėl dar kartą noriu visus daryti. Liko 7 dienos. Susitelkite, kad paskui nebūtų apmaudu jūsų kolegom. Dar kartą papasakokit jiem, kokia yra galimybė. Noriu priminti dar kartą visiems, kaip dalinasi piniginiai srautai. Tuoj atsidarysiu, čia mes turim labai gerą. Priminsiu, kompanija piniginius srautus pradžioj dalins į 2 srautus. 25% eis kompanijos plėtrai ir atlyginimam, ir augimui, ir investicijom. 75% visų pajamų savaitę bus atiduodami partneriam. Iš tų 75% vėl piniginiai srautai dalinasi į 2 srautus. 25% srautas vadinamas socialiniu pūlu. 75% piniginis srautas vadinasi liberaliniu pūlu. Į šitą pūlą pretenduot gali tik tai data mineriai. Iš šito pūlo procentus ir pinigus kaip atlygį gali gauti tik tai data mineriai. Socialinis pūlas, visi atėję nemokamai mūsų partneriai, kiekvieną savaitę gauna į savo kabinetą nuo socialinio pūlo 5% sumą, kurią dalinasi visi esantis nemokamai atėję partneriai. Nusipirkę paketus, data starteris gauna 5% pirmą mėnesį iš socialinio pūlo, tačiau šita pinigų suma dalinasi visi data starteriai, kurie moka pirmą mėnesį. Antrą mėnesį mokėdamas už savo aktyvumą kompanijoje, mes gauname iš socialinio pūlo 7%, bet šita pinigų suma dalinsis tik tie data starteriai, kurie mokės antrą mėnesį. Trečią mėnesį data starteris gaus iš socialinio pūlo 10% ir jais dalinsis visi data starteriai, kurie atėjo ir moka trečią mėnesį. Ketvirtą mėnesį 12,5 ir penktą mėnesį data starteris gaus iš socialinio pūlo 15% ir jais dalinsis visi data starteriai, kurie moka 15%. Dabar, turėdami 6 biznio partnerius pirmoje linijoje, tampame data mineriu arba galima naudoti DMS paketą. Jau data mineris gauna 15% iš socialinio pūlo ir jais dalinasi tik data mineriai vienas ir gauna 10% iš socialinio pūlo ir jais dalinasi tik data mineriai vienas. Kada komandoje kils apyvarta iš paketų pirkimo, iš referalinių nuorodų pirkimo ir iš komandos duomenų leasingo, paskirstytos yra tam tikros apyvartos kas savaitę ir nuo tų apyvarto dydžio priklausysi, kokį biznio lygį užimsite jūs. Tapsite data minerių 2, data minerių 3. Jau data mineris 2 gauna 60% iš liberalinio pūlo ir jais dalinasi visi data mineriai 2. Ženkliai auga pajamos. Kas bus toliau, iš tikrųjų dar šiek tiek miglota, bet žiauriai gera idėja ir
noriu pasakyti, kad šita platforma nauja yra nupirkta ir jinai siekia, jos kaina siekia iš tikrųjų, jos įkainis yra 85 milijonai dolerių. Ta antra platforma, kuri ruošiama būtent biznio partnerių visai komandai. Bet nieks nesako, kad jūs negalite dalyvauti ir čia. Tai vis tiek yra geriau būti pas mus šiandien, būti net nemokamų partnerių yra geriau, negu iš vis nedaryti nieko. Reikia nors kažką daryti, kad keistųsi jūsų gyvenimas. Mes nieko nedarydami dabar norime, kad rytoj gyventume geriau. Taip nebus. Mes gyvename šiandien taip, kaip pasielgėm vakar. Jeigu mes kiekvieną dieną elgiamės taip pat, tai mes nesitikėkim, kad atbūsim ryte ir mūsų gyvenimas pasikeis. Vienas žmogus Norimantai su tavim, kad tu žiūri, tai vat tu neparašiai. Iš tikrųjų, jeigu tai yra naujokas, tai naujokam reikėtų pasakot prezentaciją visą. Tai dabar, ar dar yra žmonių, parašykit man, kas norėtų, kad aš greitai pereičiau prezentaciją. Nes nelabai norėčiau jūs ilgai laikyti, nes informacija ta pati, bet kam reikėtų dar kartą greitai prabėgti mūsų prezentaciją. Šitą webinarą grinai skiriau tai audringai paskutiniai savaitai, kurią mes turime. Ir dar, noriu pasakyti Danutei, ir dar data mineriam, kurie taps per šią savaitę. Jeigu jūs per šitą savaitę tampate data mineriais ir jūsų pirmo lygio partneris irgi spėja data mineriais tapti, praneškite sponsoriui, kas gali jūsų pirmoje linijoje tapti dar data mineriais. Kadangi bus perduoti kovo 31, man rodos, dieną sąrašai, kas kokius žmonės po savim stato. Patikėkite, tai yra labai svarbu. Taip kad pakalbėkite dar su savo data starteriais, gal kažkas susigundins nusipirkti data DMS paketą ir jūsų lygmenį taip pat atsistoti. Bet mes apie tą žmogų turim būtinai pranešti. Mes turim pateikti sąrašus. Taip kad visi naujokai data mineriai žinokite, kad mes turime savo aukščiau stovinčiam biznio partneriui pranešti, kokius tikimės dar turėti data minerius iki kovo 31. Tai labai svarbu, kad mes jiem užimtume vietas. Sunku žmonės įkalbėti. Aš suprantu, kad sunku žmonės įkalbėti. Aš sutinku. Naurintai, aš labai sutinku. Tačiau reikia pasakyti, o tau nieko nedarant, lengva? Nieko nedarant, lengva svajoti ir tas svajonės įgyvendinti. Ar tu net jau nebesvajoji, kada nieko neveiki? Kas tau maišo ateiti ir paklausyti biznio paketo arba ateiti ir paklausyti iš viso apie projektą prezentaciją? Niekas nemaišo. Tu dabar, reikia pasakyti, tu esi sekamas. Už tavęs, iš tavo duomenų, tave seka, visi girdi ir prekiauja tavo duomenimis. Kodėl tu nenori pasiimti savo dalies už šitos duomenis? Ką surenka kompanijos ir parduoda? Pasiimk dalį pinigų, aš tau siūlau, pasiimk dalį pinigų nieko nedarant. Reikalinga biznio partnerių tapti tik tai 40 eurų investicija kas mėnesį. Už Tele2 aš tiek sumoku kas mėnesį. Tai yra, skaitykit, dar vienas vaikui nupirktas telefonas su kažkokia tai arba šeimos nariui. Įsigijo dar vieną telefoną, kur žmogus šneka ir kiekvieną mėnesį moka 40 eurų. Už tėjo paslaugas aš moku dvigubai daugiau kas mėnesį. Susimastykit, sudėliokit viską į smegenų rieves ir pagalvokite. Išsakykite, užpykite, kalbėkite užpykę. Ar tu kvailelį supranti ir tu išgirsi manęs išsiplauk ausis, tugi paskui gailėsis, kada man pavyks, o aš tave kviečiau ir tu atsisakėjai. Liko savaitė. Nu, žodžiu, man visą laik buvo pikta, kada žmonės klauso ir negirdi.
Ir jeigu iš tikrųjų pasikalbėti su žmonėm, kada jiems siūlai vieną, jiem per mažai mokėti, reiškia čia nesąmonė. Kada siūlai kitą projektą, ten labai daug mokėti, aš tiek neturiu pinigų. Kada siūlai kažką kitą, visą laiką žmogus randa kažkokį tai atsišaudimą, kad jam kažkas blogai. Bet toks žmogus daugiausia ir verkšlena, kad jam nesiseka, kad jis toks, kaip visi, nieko čia gero neišeis gyvenime. Kodėl neišeis? Galvokim, kad išeis gyvenime viskas, ko norime. Nusipelniome per gyvenime turėti kažką tai geriau, smagiau, komandoje, yra partneris, yra komanda, yra projektas naujas, gali atsidurti viršūnėje. Aš kiek kartų galvojau, būti, kaip žmonės pateko dabar Facebooko yra akcininkai, arba kaip žmonės pateko ir tapo tam lyderiais kažkokiais, jie faktiškai atėjo į naują projektą ir viskas, užbūrė žmonės ir po jais pradėjo kaip ląstelės daugintis komandą, net jiem nežinant, ir jie pradėjo griebti grietinėlę nuo pieno. Mes čia esam dabar tokie. Pykstu ant visų, pykstu, kad neatvedat svečių, kad patys nešnekat, veskit visus ir pasakykit, skirk valandą, paklausom kartu. Vizualiniai parodyti reikia projekto esmę. Naurintai, aš turiu YouTube kanale įrašytas trumpas prezentacijas. Kas tai yra? Pasiimkite, parašykite į mūsų Skype chatą. Duosiu, pakartosiu nuorodas, kur yra 20 minučių trumpa prezentacija lietuvių kalba apie projektą. Nusiųskite, duosiu YouTube kanale, yra pas mane pirma prezentacija mūsų prezidento, kur vertimas rusų kalba, kas supranta. Duosiu šitą nuorodą. Kas supranta rusų kalba, yra filmas, tik įdėjau į Skype chatą, kuriame aiškinama, kaip mūsų visus seka visi, kaip mes nuogi vaikštome pasaulyje. Dabar. Tiesiog reikia pasakyti, tu nenori gyvendinti savo svajonę, aš tau siūlau. Praeis laikas, tu paskui gailėsis. Tau gaila paaukoti 40 eurų. Pabandyk. 2 mėnesius, pabandyk ir pažiūrim. Mes ne tiek pinigų išmetam gyvenime. Su maistu, su neapgalvotais 5, 6, 25 batais, kurių mums nereikia. Mes kai kada pasigaunam impulsą, nusiperkam batus už 100 eurų, paskui pasirodo, mums kažkas kažkur spaudžia, bet mums labai jie patiko, nors nebuvo didesnės išmeros ir mes nusipirkome jų. Tai kaip šitaip dabar? Išmetam pusę daiktų, prigrūstos pintos, negalim sunešioti. Šitą galima pajausti, kada tik tai tu neturi pinigų po kažkokio periodo ir tada supranti, kiek tu išmetei pinigų veltui vėjais. Gerai, ačiū visiems už dalyvavimą. Jeigu kas dar turit klausimų, prašau parašykite. Manau, kol kas nėra žinių, bet su prezidentu šeštadienį biznio partneriam bus susitikimas 12 val. Lietuvos laiku. Turit visi biznio partneriai į savo elektroninę paštą gauti laišką, kuriame reikia užsiregistruoti ir paskui dažniausiai ateina antra žinutė įeiti į webinarą pas prezidentą. Kas negausite? Penktadienį vakare, šeštadienį nuo ryto į Skype chatą, prašau rašykite, mes jums savo laiškus persiusim. Kad jūs visi prisijungtumėt ir klausytumėt visas naujienas. Dar labai svarbu, aš žinau, kaip būna. Nesiseka, nuleidžiat rankas, apkerpėjate ir niekur neinate. Eikite, sukandę dantis ir klausykite. Komandoje žmonių pasiekimai, kuriais dalinasi, irgi užkrečia. Jie jum vėl pakelia sparnus. Ir šitie nukritimai, jie yra normalūs gyvenime. Tai būna ne visą laiką gyvenime euforija, ne visą laiką gyvenime polėkis. Dėl to reikia būti komandoje kartu. Reikia dalyvauti va čia. Kuo mūsų bus daugiau žmonių, kuo bus užduodami daugiau klausimų. Visi susidursim su problemom. Galų gale visi parašykit, noriu šnekėti, duosiu mikrofoną ir duosiu kamerą ir jūs pasiaiškinsit, kas jum yra, arba savo džiaugsmu.
pasidalinsit ir kitus užkrėsit. Nes negalima būti neveiksme. Kuo daugiau neveikiam, tuo daugiau stabarėja mūsų visas kūnas ir dvasia. Reikia būti. Jeigu jums nesiseka būti tarp tų, kurie gali jūs padrasinti ir savo pavyzdžių parodyti. Arba pasakyti, padėsiu aš tau, prisijung prie manęs. Aš pakalbėsiu su tavo naujoku. Aš suprantu, liuks motyvacija, gaila nedaina. Pasakokit, šitos, aš matau, kad kambarys kamera veikia. Šitą prezentaciją šiandien dienos įkeliu į YouTube. Va dabar po šito webinaro pasiimsiu įrašą, įkelsiu į YouTube. YouTube pasidarysiu nuorodą ir įdėsiu į lietuvišką Skype chatą. Prašau, pasiimkite. Ir tegul visi pamato mano pyktį. Ir tegul niekas daugiau nesiskundžia, kad jie blogai gyvena ir jiems sunku gyventi ir jie negali nusipirkti batų, sumokėti vaikų už mokslus, negali išvažiuoti į užsienį pailsėti. Ką jie padarė gyvenime, kad galėtų? Todėl duokite mane piktą visiems. Mes šaukėm visiems. Ir kol liko savaitė, dabar isteriškai labai daug žmonių susimastys ir pradės veikti. Kodėl negalima buvo ramiai daryti? Pamastykite, prašau visi. Po webinaro įrašau medžiagą, įdedu į Skype'ą. Visiems gero vakaro. Šeštadienį, jeigu penktadienį man parašysite į Skype chatą, kad aš noriu atsivesti žmonių, svečių arba partnerių, kurie nori sudalyvauti, aš būtinai šeštadienį 4 valandą Lietuvos laiku pravesiu dar webinarą su prezentacija ir galbūt su kažkokiom idėjom, kas vyksta. Bet jeigu jūsų tokių nebus, jeigu mes vėl susitiksim tik tai 5 ar 8 biznio partneriai, tai mes ir Skype chat'e galim pasikalbėti bendrų skambučių visi susijungę ir pasidalinti idėją, kaip mums sekasi, nes mes jau čia. Taip. Taip, kad lauksiu jūsų žinių, aš įdėsiu nuorodą, visiems gero vakaro, užpykite ir su pykčiu parodykit savo draugų ir pažįstamų, kad jisai bijo parizikuoti, jeigu netiki. Jeigu netiki, lai rizikuoja. Be rizikos kai kada nieko nepavyksta. Čia va sėdi ant šito peties velniukas, kuris sako, nieko tau nepavyks. Tu net negalvok ir nesvaik. Ir vat su tuo velniuku mes visi ir vaikštom visą gyvenimą. O paskui cigel pasižiūri, kiek tau metų. Ir galvoji, kodėl nepabandžiau ten, kodėl nepabandžiau ten. Dėl to, kad va čia va nusvėrė. O šitą, kuris sakė, tau viskas pavyks, mes jį patys nuvijom. Su metais drąsos neatsiranda. Todėl tau, Naurimantai, tai išvis. Tu su jėga turi eiti per pasaulį, tu dar jaunas, trykštė energija. Tu turi sakyti, galvokite, hebra galva. Norite toliau eiti kiekvieną dieną į darbą, kad jūs žemintų. Taip norite ateiti gyventi. Ar norite gražios buities ir dabar reikia kažkur kažką pasispausti, kažkur neišleisti 40 eurų, tiesiog paimti ir neišleisti. Alaus mažiau išgerti. Ok, viskas, visus apkabinu myliu, labai džiaugiuosi, ištikite, prašau. Sudie.